Labas. Pratęskime matematikos NMPP uždavinių sprendimus bandomojo. Taigi, klausimas, kuris iš šių teiginių yra teisingas ir mes kalbame apie šaknis. Geriausias dalykas, geriausias būdas šitam uždavinį yra tiesiog ištraukti šaknį. Pamėgime ištraukti šaknį iš kiekvieno iš šių pavyzdžių. A yra 8 šaknis iš 27. Tai kaip mes traukiam šaknį? Galime išskaidyti dauginamaisiais. Man patinka išskaidyti dauginamaisiais, tai ką 27 yra 3 kart 3 kart 3, galbūt mokat šitą, jeigu ne, tai pažiūrėkit šaknų video. Šiaip šaknų video turi net 5 šaknų video YouTube kanale, galite pasižiūrėti jums aktualiausius. Kelsiu nuorodą pačioje į aprašymą. Taigi, 27 tai yra 3 kart 3 kart 3, puiku. Yra pora trejetų. Jeigu yra pora trejetų, mes galime ištraukti šaknį, gradų skaičiai. Po šaknį galime ištraukti. Taigi, ištraukime trejetą iš šaknies ir gausime 8. Mes ištraukiam, sudauginame iš to skaičiumi. Tai 8 kart 3 bus 24, o po šaknyje lieka dar vienas trejetas. Nuostabu. Pabandom su kitu. 6 ir 48 po šaknyje 6 ir 48. Aš galiu skaidyti vėl dauginamaisiais, norėčiau. Tai 6 ir 48. Kiek čia bus? Čia bus 2 kart 2 kart 2 kart 2 ir kart 3. Taip, jeigu norite patikrinti, galite patikrinti, tai yra 48, skaidome pirminiais dauginamaisiais, 2, čia bus 24, vėl 2, 12, vėl 2, 6, vėl 2, 3 ir vėl iš 3 dabar jau gausime 1. 2, 2, 2, 2, 3. Galim patikrinti, tikrai 4 dvejetai ir žiūrime vėl pora ir pora, čia dvejetas ir čia dvejetas. Galime ištraukti, 2 kart 2 bus 4 ir dar kart 6 bus 24 šaknės ir iš 3, nes trejetas nebeištraukia, mes nebeištraukia, lieka po šaknį. Žiūrėkite. Čia yra lygu. Čia yra lygu. Tai reiškia A bus lygu B. Puiku. Galime važiuoti toliau, keliauti toliau prie kitų uždavinių. Niekur nevažiuojam. Važiuojam. Paspirtuko uždavinys. Važiuojame. Paspirtuko uždavinys. Taigi, čia yra keblus uždavinys. Gaila, kad tik vienas taškas. Nes kai kam reikia prisiminti, kaip čia skaičiuoti. Tai apie procentus sunkiausias dalykas yra suprasti, kaip skaičiuojama yra. Čia iš tų pavyzdžių, kur jeigu paauga 10% kaina ir po to nuo naujos kainos sumažėja 10%, tai kaina nebebus tokia, kokia buvo pradžioje. Gerai? Kai kaina keičiasi kelis kartus, tai pavyzdžiui, jeigu iš pradžių padidėjo kaina 10%, o po to sumažėjo 20%, tai sumažėjo nuo jau padidintos kainos. Gerai? Tai įsivaizduokim tokią situaciją. Iš pradžių buvo kažkokia kaina. Buvo kaina, tarkime. Taip, kaina pradinė. Tada jinai paaugo 10%, ir jinai po to sumažėjo 20%. Taip, jinai po to sumažėjo 20%. Ir ką mums svarbu žinoti? Kad tas sumažėjimas 20% yra ne nuo pradinės kainos, o nuo padidėjusios kainos. Tai ką galime daryti? Mes galime atsekti, galime atgal keliauti. Reiškia, mes turim žinoti, kad šita nauja kaina yra 80%, o ta prieš tai buvusi kaina buvo ne 110, o 100%, nes mes nuo jos skaičiuojame. Tai mes turim sužinoti iš pradžių, kiek kainavo prieš sumažėjimą. Tai sumažėjo yra, kam spręs proporcijos būdu. Tai kai sumažėjo buvo 80%, o prieš sumažėjimą buvo 100%, ar ne? Tai kai sumažėjo, kainavo 308 eurus, o kai nebuvo sumažėję, kainavo x. Mes galim spręs proporcijos būdu, x yra lygu 100 kart 308 daliname iš 80. Galime prastinti. Aš noriu prastinti iš 20.
čia bus 5, čia bus 4. Noriu prastinti iš 4. Nežinau, ar mintinai galite taip lengvai prastinti, bet čia bus 77. Ir mes gausime sudauginę bus 385 eurai šitoj vietoje prieš sumažėjimą. O jeigu klausime, tai kiek buvo prieš padidėjimą, tai mes dabar žiūrime, kad dabar mūsų 385 eurai jau yra 110%, nes mes lyginame su pradinė kaina, o kažkokia neaiški suma bus 100%. Vėl proporcijos būdu man patinka, bet ieškome x-o. Tai viršui bus šitie du skaičiai. 385 kart 100 ir apačioj 110. Mes, aišku, padaliname iš 10 pradžiai. Dabar nulius tiesiog. Ir tada iš 11, jeigu nesate tikri, kaip padalinti, galime dalinti kampu, galime, skaičiuotuvą neleidžia turėti, tai daliname kampu, arba kampu būtų logiška, bet aš padalinsiu mintinai iš 11 ir gausime viršui 35. Nu, aš žinot ką, padalinsiu dėl viso ko kampu, kad jums būtų aiškiau. Tai va, bet 35 kart 10 bus 350. Ir tai buvo mūsų atsakymas. Taip, jeigu norėtume dalinti kampu, 385 iš 11, taigi telpa 3 kartus, atimam 33, lieka 5 ir 5, ir 55 telpa 11, 55 telpa 5 kartus, ir atimsim 55, bus lieka 0. Man galima kampu padalinti. Taip, šitas uždavinys tikrai yra keblus, sunkus ir didžiulis. Taip pat galima ir spręsti kitų būdų. Jeigu mes matome, kad šita kaina yra po pamažėjimo, tai mes galim tiesiog 308 dalinti iš naujos kainos procentinės dalies, iš 0,8, kad gautume pradinę kainą, tai buvo 385. Vėl galite dalinti kampu, pavyzdžiui, gausi teisingai. Ir tada 385 daliname iš 1,1 ir gausime 350. Taigi, kodėl tiek? Nes tai yra 80% išraiška trupmena ir tai yra 110% išraiška trupmena. O daliname, o nedauginame, dėl to, kad ieškome pradinio skaičiaus. Jeigu mes daugintume, ieškotume naujos kainos po padidėjimo arba pamažėjimo, o jeigu daliname iš procentinės dalies, ieškome pradinės kainos. Tai va, tai bus 350 neproporcingai. Neproporcingai ilgas uždavinys vienam taškui. Labai, labai gaila. Jeigu ir laikas būtų ribotas, aš nežinau, gal net praleisčiau šitą uždavinį. Gerai, 28 yra lengvesnis negu atrodo iš tikrųjų. Taigi mes turime pirkinių vežimėlį, kurio ilgis yra 1 metras, vienas vežimėlis yra 1 metras ir tokie vežimėliai sustumiami viens į kitą. Tai eilė. Taigi papildomas kiekvienas vežimėlis yra 25 cm. Tai reiškia, kad pilnai vežimėlis yra metras, o šitas ekstra dalykas yra 25 cm. Tai klausimas, kiek vežimėlio sudarytų 10 metrų eilę. Tai aš norėčiau galbūt net lygties būdų spręsti iš tikro, arba galite dalybos būdu, bet jau būtų lygtis. Taigi, vienas vežimėlis yra 1 metras, plus neaišku kiek vežimėlių po 0,25 metro bus 10 metrų. Taip, pirmas vežimėlis yra metras, plus neaiškus skaičius vežimėlių po 25 cm bus 10 metrų. Tai aišku, atimam 1, gausime, kad 0,25, gražiai parašiau, 0,25x bus lygu 9, nes 10 - 1 bus 9, ir daliname iš 0,25 arba dauginam iš 4, mums reikia, čia būtų 1. Tai arba dalinam iš koeficientų, arba dauginam iš kažko, kad būtų 1, aš padauginu, bus gražesnis skaičiai, nu, atsakymas bus tas pats, bet skaičiavimas bus paprastesnis. Taigi, x bus lygu 9 kart 4, 36
ekstra vežimėliai, nepamirškite pridėti pirmojo vežimėlio. Taip, nepamirškite pridėti pačio pirmojo vežimėlio. Tai va. Tai bus atsakymas 37, nes 36 vežimėliai po 25 cm ir pirmas pilnas metro vežimėlis. Tai va. Taip pat galiu spręsti, jeigu neliktimi, tai galvoti, tai 10 metrų, atimam 1 metrą, tai lieka 9 metrai vežimėliams. Į kiekvieną telpa po 4 vežimėlius metrą, tai bus 9 kart 4, bus 36 vežimėliai, plus pradinis vežimėlis bus 37. Galima ir taip įsivaizduoti, netgi vizualiai. Kiekvienas metras. Pirmas metras yra 1 vežimėlis, kiekvienas ekstra metras yra po 4 vežimėlius. Galima ir taip įsivaizduoti. Taip, nes 1 metras yra 1 vežimėlis ir tada 1 metras yra 4 vežimėliai. Puiku. Na ir paskui... viskas. Ne, viskas, dar vienas klausimas. Šitas klausimas. Šitas buvo geras. Tas buvo smagus klausimas, nors davė 2 taškus už jį. Nors 2 taškus. Ir čia reikia padaryti 2 dalykus. Pirma, mums reikia atskliausti ir tada reikia sudauginti laipsnius. Taigi 2 dalių uždavinys, tik 2 taškai, labai gaila, yra sunkesnis uždavinys negu galėtų būti. Reikia žinoti vėlgi, kaip sakiau, 4 ar 3 kartą šitam bandomajame reikia greitosios daugybos formulių. Taigi, atskliauskime šiuos dalykus. Taigi, a plus b kvadratu. Tai tas pats, kas a plus b kart a plus b. Atskliauskime, gausime a kvadratu plus 2 kartus ab, nes a kart b ir b kart a plus 2 kartus ab ir b kart b plus b kvadratu. Kai daug kartų kartuoji a, b, b, a, b, 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 atrodo, kad netenka prasmės šitie garsai. Puiku. Kitas yra a minus b kvadratu. Tai a minus b kart a minus b, tik tokie skambesiai be prasmės tampa. Taigi, a kart a bus a kvadratu, 2 kartus a kart minus b ir b kart minus a. Mes 2 kartus turėsime minus 2ab ir minus b kart minus b bus b kvadratu. Dabar atliekam veiksmą. Čia yra atimtis. Gerai? Tai iš viso šito mes atimame visą šitą dalyką. Taigi, aš kad nenoriu peršyti, aš tik nusikopijuosiu. Tai tą persikelsiu. Čia šitą, kaip paprasta. Ir čia šitą. Va, gerai, turim tokį veiksmą. Aš tuoj dar gražiau, kad būtų eilutėje. Ir mes atimam viską. Atimame. Ir kai mes atimam skliaustus, reiškia visi šitie ženklai apsikeičia. Minusai tampa pliusais, pliusai tampa minusais. Taigi, perrašau šį kartą a kvadratu plus 2ab plus b kvadratu. Šito nekeičiame ir tada viskas skliaustuose apsiverčia. Buvo a kvadratu tampa minus a kvadratu, minus ir minus 2ab bus plus 2ab ir bus minus b kvadratu. Ką mes turime? Pažiūrėkime. Aš šiaip nesu fanas braukimo, bet šį kartą tiesiog dėl aiškumo nubrauksiu. A ir minus a išsibraukia, b kvadratu ir minus b kvadratu išbraukiama ir lieka 2ab ir 2ab, mes gausime 4ab. Čia mūsų uždavinys nesibaigė. Mes padarėm pirmąją dalį, mano manymu, sunkesnėje ir antroji dalis bus šita. A kvadratu yra 10 2025. Tai yra a, ne kvadratu, o a. O b yra 10 pakelta minus 2024. Aš užrašysiu šitai. A yra lygo 10 2025, o b yra 10 pakelta minus 2024. Čia mes dauginsime. Matote? Mes atskliaudėm, gavom 4ab, tai yra 4 kart a kart b. Aš noriu sudauginti, kas bus a kart b. A kart b bus 10 2025 kart 10, o 10 kart 10 minus 2024, kai yra daugybą mes sudedam dalykus, bet čia yra sudedam su neigiamu, tai 2025 minus 2024 bus 10 pirmojų, arba tiesiog 10. Taigi a kart b yra 10. Ir jeigu mes turime 4
AB. Tai mes gausime 4 kart 10, nes čia yra mūsų AB. Ir atsakymas 40. Didelis, bjaurus uždavinys, atrodo bjauriai, bet labai šiaip smagus. Man šitas patiko, jis yra smagus uždavinys, galima išspręsti. Neįtikėtina, kad tik 2 taškai, įtikėtina, bet tai yra tik 3 minutės, realiai, vidutiniškai 3 minutės šiam uždaviniui. Tikiuosi, kad laiko jam pasiliekate. Tai tiek ir noriu skirti paskutiniam uždaviniui, 30-ajam, visą atskirą video, nes man taip smarkiai tas uždavinys patiko. Galite spausti nuorodas ir spręsti paskutinę mūsų uždavinę.